мероприятие, пожалуйста. Šiandien mūsų centrui sukako 2 metai. Mes pragyvenom linksmai, draugiškai, sunkiai, bet pragyvenom su dainomis, su projektais, su svajonėmis. Vaikai jau žino, kad jie turi savo centrą, kur gali ateiti, pabendrauti, susitikti su draugais savo, atnešti savo kažkokią daiktą seną, iš jo padaryti naują. Iš nieko mes bandom su vaikais daryti stebuklus. Mūsų projektas vadinasi ir mūsų centras vadinasi Mes patys. Mes absoliučiai visus darbus čia centre darom patys su vaikais. Mes dažom, mes tvarkom, mes darom baldus, iš senų baldų darom naujus, mes patys gaminam valgyti, patys baliavojam, viską darom patys. Ir aš labai norėčiau, kad šitam centre nebūtų ne vieno laisvo kampuko, kad visose kambariuose būtų daug to jaunimo, kurie tikrai netiek daug galimybių turi šitam rajone, kadangi, trupučiuką taloka Grigiškės yra nuo centro, o jaunimas, jis visur jaunimas vienodas. Jiem reikia bendrauti, jiem reikia draugauti, jiem reikia kažkur susitikti. Šeimose ne visada mums tėvam patinka tokie dalykai, todėl jie ateina čia beveik visi kiekvieną dieną nuo 3 iki 7 ir labai džiaugiuosi, kad jie randa kiekvieną savo vietą ir jie tapo draugiškesni, kadangi pas mane būna skirtingų tokių jaunų žmonių. Yra tie, kurie visai neproblemini, yra tie, kurie problemini, bet su laiku jie visi tampa kaip vienas draugiškas kolektyvas, kuris džiaugiasi ir aš tikiuosi, kad ir kiti paims mūsų pavyzdį ir kurs tokių centrų ir jie džiaugiasi, kad jie turi vietą, kur gali ateiti, saugiai bendrauti ir saugiai praleisti savo laisvalaikį. Aš dėkoju visiems, kas šiandien dalyvavo šventėje, visiems, kas padovanojo mums daug dovanų. Mes jūs mylim ir mes visada kartu, mes patys. Ačiū Jums.